Keli žmonės komentaruose prašė X3 parodyti, kaip atrodo salono apšvietimas. Tai šitai mašinai padarėm absoliučiai maksimalų įmanomą variantą. Tai yra durų juostelė štai čia. Tai parodysiu, kaip jos atrodo išjungus, nes jos labai plonytės ir jų iš viso absoliučiai nesimato dienos metu. Tada rankenos ir durų kišenės irgi papildomai padarytos. Taip pat kojo apačia. Priekyje tas pats. Iš priekio klientas norėjo kartu ir pavarų dėžės svirtį pasidaryti. Štai šitoj va vietoj. Štai čia turim šešėlį krentantį. Centriniai paneliai irgi po apačią šešėlis krentantis ir ten irgi juostelė sudėta, kad kartu su apdailom ir su durim sueitų. Daugmaž taip atrodo pas mus, tai parodysim, kaip kas veikia. Reguliuojasi spalvos, taip pat va čia diodas dar padarytas. Nu, grožis. Gražu, gražu. Ryškumą galima sumažinti, kad taip nespigintų gal į akis padaryti, gal kažką 10% ryškumo. Nu, va. Tikrai mašinai dabar jaukiau, gražiau, komfortiškiau. Taip. Dabar noriu parodyti, kaipgi atrodo ta juosta išjungus apšvietimą. To įjungsim šviesą. Taip. Tai jeigu įmanoma bus sufokusuoti, štai taip juosta atrodo išjungus. Tikrai labai yra plona ir jos absoliučiai nesimato. Galinėse daryse atstovint iš toli mes jos net nematom. Jeigu prieiti ir žiūrėti, tai tuoj sufokusuoti. Štai kaip atrodo ta juostelė. Kaip atrodo iš viršaus. Nes labai daug komentarų